Vargu ar kas atspėsit, kiek kainavo šį sriubą su lašiša. Teisingas atsakymas nuskambės filmuko pabaigoje. O dabar visi kartu užsukime į Šiauliuose įsikūrusią Jonio pastogę. Dienos metu čia kažkaip liūdnoka, bet vakare spėju liejasi alus ir skamba tranki lietuviška muzika. Jonio pastogė meniu man priminė HBH, į kurį tradiciškai užsuku kas 2 metai. Manau, greitų metų reiks apsilankyti ir ten. Prie barščių trūko tik 50 gramų degtinės ir jos būtų buvę galima drąsiai vadinti ukrainietiškais barščiais. Bet degtinės stygių puikiai atstoja bandelė su grybais. Tiesa, vos nepamiršau, Jonio pastogė daro labai skanią naminę gyrą. Kiaulienos sprandinės kepsnys su visų garnyrų kartu šokinėjo įkaitintoje ketaus keptuvėje. Skanus buvo ir Jonio pastogė kepsnys nuguldytas ant troškintų daržovių. Katinieniai bandančiai reguliuoti kūno svorį puikiai padėjo jį pakelti naminis maskarponė pyragas. Na ir pabaigai specialiai pasilikau sriubą, kurios kainą paprašiau jūsų atspėti. Padavėjai priimdama užsakymą pasakė, kad dienos sriuba bus lęšių, bet po to labai greit pasitaisė ir pasakė, kad lašišos. Kad dienos sriuba su lęšiais kainuotų 2 eurai, aš dar patikėčiau. Bet kad už sriubą su tiek daug lašišus aš sumokėsiu 2 eurus, aš netikėjau, kol mane atnešė čekio. Tad jei kada būsite Šiauliuose, rekomenduoju užsukti į Jonio pastogę.